jeigu Nissan gamintojas pasakytų, kad čia yra visiškai naujas Nissan Qashqai, manau, ne vienas to patikėtų. Taip jisai skiriasi nuo 2021 metais debiutavusio trečios kartos modelio. Priminsiu šiek tiek Qashqai istorijos. Pirmosios kartos Nissan Qashqai pasirodė dar 2007 metais ir tapo vienu pirmųjų kompaktinių crossoverių. Vėliau tokių kompaktinių crossoverių atsirado milžiniška begalybė, bet Qashqai visą laiką išliko tarp lyderių. Toks jis buvo ir antroje kartoje, kai pasirodė antroji karta 2013 metais. O kai aš dariau šios trečios kartos debiuto metu 2021 metais apžvalgą, aš minėjau, kad tai yra vis dar vienas populiariausių Europoje kompaktinės klasės SUV automobilių. Ir žinote ką? Ogi net kalbėdamas apie štai šį trečios kartos, bet dabar jau atnaujintą 2024 metais modelį ir matydamas skaičius, galiu pasakyti, kad tai yra vis dar populiariausias Europoje C klasės segmento SUV automobilis. 3 metai gamybos ir vis dar populiariausias modelis savo klasėje. Lietuvoje jisai yra tarp 4 populiariausių. Kodėl šis automobilis yra toks populiarus? Tiesiog išvaizda, kaina, praktiškos savybės, visi šie dalykai susideda, kad pirkėjai balsuoja už jį savo piniginėmis. Ir kalbant apie išvaizdą, palyginti su 2021 metų modeliu, iš esmės pasikeitė priekinė dalis. Akivaizdu, kad dabar kur kas platesnės priekinės grotelės atrodo labiau šiuolaikiškai, šiais laikais kupliu būti nebemadinga. Atsirado papildomos spalvos, štai tokia Fuji raudona, taip pat šiuo atveju čia nėra, tačiau yra Ocean Blue spalva, kuri žalia mėlyna, sako, atrodo tikrai efektingai. Bent jau kol kas šis automobilis yra štai čia, ekspozicijoje, važiuoti aš juo negaliu, tačiau čia yra pirmoji pažintis su šiuo atnaujintu trečios kartos Nissan Qashqai. Gerokai modernesnė priekinės dalies išvaizda. Atnaujinimai ir iš šono, o tai yra štai nudažytos apatinės automobilio dalys, žinoma. Tai nėra labai dideli pakeitimai, tačiau automobilis bet kokiu atveju atrodo kur kas brangesnis negu anksčiau, o tai pirkėjom taip pat svarbu. Ir pasižiūrėkite, kokie galiniai žibintai efektingi. Tiesa, aukštesnėse komplektacijose posūkių šviesos gali būti bėgančios, vėlgi madingas sprendimas. Ir iš galo jis atrodo taip pat gerai. Ir štai nuo 500 litrų talpinanti bagažinė visiems miestiečio gyvenimo atveju. Aišku, jeigu reikia didesnės bagažinės, tai tokiu atveju jums reikia ir didesnio automobilio ir Nissan asortimente toks yra X-Trail. Ir štai vienas momentas, kaip plačiai atsidaro durelės. Taip, beveik 90 laipsnių kampo, tai reiškia, kad įsėsti automobilį patogu. Nežemėjantis stogas reiškia, kad nereiks labai sudengti galvos sėdant į automobilį. Ir kaip ir anksčiau, čia nieko naujo. Tikrai pakankamai patogus ir kaip šeimyninis automobilis. Žinoma, jeigu norisi daugiau vietos, ypatingai daugiau galbūt vietos virš galvos, tada vėlgi verta pamastyti apie didesnį X-Trail. Tačiau štai, mano mėgstamas panoraminis stoglangis atrodo tikrai gerai. Bet dar kiti atnaujinimai laukia automobilio priekyje. Pradėkime nuo detalių. Detalės yra tos, kad čia dabar atsirado dar kokybiškesnės apdailos medžiagos, tačiau apžvelgdamas tik debiutavusi modelį 2021 metais, aš jau tada atkreipiau dėmesį, kad automobilis tikrai buvo labai kokybiškai pagamintas, tačiau dabar, pasirinkimas dar padidėjo. Tačiau vienas esminis skirtumas, palyginti su modeliu iki atnaujinimo, štai tikriausiai jau matote, visiškai kitoniška multimedijos sistema,
su Google paslaugomis. O tai reiškia, jeigu anksčiau vienas pagrindinių trūkumų buvo, kad Nissan turėjo savo multimedijos sistemą, kurią naudotis, kaip ir buvo patogu, tačiau galimybės buvo gana ribotos, tai dabar štai yra integruoti Google žemėlapiai, Google asistentas, Google parduotuvė, viskas Google ir lygiai taip pat, jeigu nenorite naudotis integruota multimedijos sistema, čia yra belaidė Android Auto ir Apple CarPlay sąsaja. Dabar aš jau nebeturiu Nissan priekaištų ir dėl štai multimedijos sistemos, viskas labai pažangu. Ir štai yra keli fiziniai mygtukai ir taip pat gamintojas akcentavo, kad dabar yra didesnės raiškos galinio vaizdo kamera. Žinoma, Nissan visada pasižymėjo tikrai didelėmis savo automobilių statymo galimybėmis, kadangi visgi šis automobilis galimas ir su visais varančiaisiais ratais, tai štai pavyzdžiui toks skaidrus vaizdas, pasižiūrėti, kas vyksta po automobiliu, iš tikrųjų labai patogu. Iš esmės, lygiai taip pat kaip štai prietaisų skydelis skaitmeninis, labai džiugu, kad vos po kelių metų šie atnaujinimai pasiekė ir Nissan, tad dabar jis tikrai nieko nenusileidžia savo konkurentam. Tiesa, jeigu kalbėti apie statymą, štai atskiras mygtukas ir taip pat čia galima su navigacijos sistema pažymėti tam tikrą vietą ir kai tik privažiuojate tą vietą, kur jums reikia, kad įsijungtų aplinkinio vaizdo kamerą, automatiškai automobilis atpažinęs, kad privažiavote tą vietą, įjungia vaizdą iš šoninių vaizdo kamerų. Taigi, visa tai tikriausiai nėra esminis dalykas, o tikriausiai jūs labiausiai domina, kokiagi yra šio automobilio kaina. Aš jos nepasakysiu, nes kol kas jinai nėra dar žinoma ar patvirtinta, tačiau galiu konstatuoti, kad kaip ir visi automobiliai, ir Nissan Qashqai nėra pigus, tačiau visgi, kadangi matant jo pardavimus, akivaizdu, kad tai yra vienas tokių, sakykime, tai prieinamiausių pasirinkimų šios klasės automobilių segmente ir automobilio kaina, kalbant apie modelį iki atnaujinimo, prasideda nuo 26 000 eurų. Jeigu norite versijos su automatinė Xtronic transmisija ir aukštesnė komplektacija, tokio automobilio kaina prasideda nuo 32 000 eurų. Automobilis su visais varančiaisiais ratais kainuoja nuo 35 000 eurų, nuo tiek pat kainuoja ir modelis su e-Power sistema, o e-Power sistema, kaip žinote iš kitų Nissan automobilių, tai yra variklis generatorius ir vien tik elektriniai varikliai sukantis automobilio ratus. Tad neturiu jokių abejonių, kad su iš esmės atnaujinta išvaizda, gerokai pažangesnė multimedijos sistema, Nissan Qashqai ir toliau bus vienas populiariausių šio segmento automobilių.